Naujų mokslo metų pradžią minėjo ir Islandijos lituanistinės mokyklos trispalvos auklėtiniai, jų tėvai bei mokytojai. Į šventę susirinkusius svečius pasveikino mokyklos vadovė Jurgita Millerinė. Bene didžiausio dėmesio sulaukė ir visus tiek suaugusius, tiek mažuosius pradžiugino lituanistinės mokyklos trispalvos mokytojos Neringos Eidukienės sukurtas nuotaikingas spektaklis Tyla ir triukšmas, kurio aktoriais tapo patys mokytojai. O rytoj buvusioje svetainėje greičiausiai pakvips ką tik iškeptų obuolių pyragų. Tylos šios kasdieninės permainos visiškai neerzino. Anaiptol. Ji džiaugiasi galėdama nubusti kas kartą naujai atrodančiame savo šilkinėme namelyje. Beje, ji tiesiog dievina obuolių pyragą, televizijos serialus apie tolimus visatos pasaulius ir savo ružavą akių blakstienų tušą, kurio pasidažiusi blakstienas, ji tapdavo graži kaip ryto aušra. Šiemet Islandijos lituanistinė mokykla Trispalvos priėmė iššūkį organizuoti 2016 vasarą vyksiantį tarptautinį Europos lituanistinių mokyklų vasaros sąskrydį Draugystės tiltas. Mokslo metų pradžios šventėje tėvams buvo pristatyta sąskrydžio idėja, papasakota apie pasiruošimą renginiui. Šventės svečiai buvo pakviesti dalyvauti smagiame susipažinimo žaidime, raginami kartu gaminti vėjo malūnėlius, pūsti muilo burbulus.